bet visą šį sistemą pradeda žiūrėti 1853 metais, iš tiesų, kai Rusija skelbia karo modo priešintis Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai. Tai dėl to būtų įdomu jūsų įžvalgos, kurias jūs turėjot sužinoti, perskaitę duotą medžiagą seminarams, kodėl žlunga Europos koncertas. Kaip atsitinka, kad visgi Rusija nebesuvaldo savo draugų ir kaimynų, tai yra Prūsijos ir Austrijos, šitos sąjungos žlugimas ir pradeda Krymo karą. Na, jei kolegos tikrai matau skaitėt medžiagą, konstitucijos vartos, tai kas atsitinka? Kodėl subyra Europos koncertas? 40 metų turim tai, kas staiga jinai labai greitai byra ir mes turim konfliktą, kuris iš tiesų perbraižo Europos žemėlapį, kurio pasekmė yra labai paprasta, yra suvienyta Vokietija, o Rusijos imperijoje vyksta baudžiava ir panaikinama. Kolegos, šventė ir Paryžius ir Konfliktų diena, kuri bus antrą kitą savaitę. O dabar reikia skaityti, kalbėti ir diskutuoti per seminarą, nes kitaip gausit blogą prašymą.